Sveiki visi žiūrintys opozicijos televiziją, čia Seimo pulsas, aš Dovydas Petkus, šalia manęs Seimo narys Dainius Gaižauskas. Pone Dainiau, labą dieną. Labą dieną. Pone Dainiau, iš tikrųjų karšta diena konservatoriam ir jų pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui Lietuvos parlamente atsidarė Seimo rudens sesija rugsėjo 10 ir, užsienio reikalų ministras sulaukė iš tikrųjų ne vieno kirčio šiandien iš opozicijos dėl to, kad kylant karo grėsmei Lietuvoje, jisai ruošiasi iš jos tepti slides, kaip sakė kai kurie kolegos. Tai kaip ten yra iš tiesų, kas čia yra per problema, dėl ko ministras šiandien turėjo atsiskaitinėti prieš Seimo narius? Iš ties ne tik karšta diena viena. Jau keletą savaičių konservatoriams labai karšta, tiesiog spirga. Ir blogiausiai, kad turėjau progą Gabrielius Landsbergis paaiškinti visiems, atsakyti į klausimus rūpimus, bet jis to nepadarė. Jis pasirinko taktiką nieko nesakysiu arba nutylėsiu tą, ką galiu nutylėti, nes gali būti galbūt prieš jį vėliau panaudota ta informacija. Toliau elgėsi labai arogantiškai ir davė visiems suprasti, kad man visiškai nebeįdomu, ką jūs galvojat, ką galvoja visuomeniai, nes jisai pas turbūt supranta, kad jo kaip politiko karjera labai klostosi. Čia jis nusivylė, kai eurokomisaro posto negavo? Eurokomisaro postas klostosi ne taip, kaip jisai planavo. Eurokomisaro negavo. Partijos pirmininko postą, nes kadencijos baigėsi praras. Konservatorių partija akivaizdžiai artimiausių metų suskils, nes tas konfliktas, kuris buvo tarp jaunosios ir senosios kartos, kurio jau negalėjo nuslėpti ar ne, akivaizdžiai pasimatė ypač per šiuos rinkimus, kai nustūmė vienmandatės ir taip toliau, ir balsavimai, ir konfliktai, ir viešo erdvėje nesuvaldė tam tikros informacijos arba to viso konflikto, bet blogiausia, kad krikdemiškas flangas parodys savo iš tiesų jau poziciją labai aiškiai, turbūt neapsikentis ir dėl visų partnerystų, narkotikų dekriminalizavimo ir taip toliau. Netgi norėjau respublikonų, atsimenat, frakciją sukurti ir taip toliau. Vėliau, kad Kasčiūnas šiek tiek įgauna tam tikro palaikymo visuomeniai, o Landsbergis visą tai praranda kaip lyderio pozicijas, bent jis įsivaizdavo, kad turėjo tas lyderio pozicijas ar ne. Akivaizdu tas viskas ir dabar... Jūs sakot, kad konservatoriai skils? Ne tik, kad skils, bet ir to priežastis galutinai bus vis dėlto pats Gabrielius Landsbergis, nes tas, kas jį globojo, saugojo, tą turėjo tokį burbulą, tokį susikūręs apsaugos, tai ir viešieji ryšiai, ir komunikacijos skyrius labai stiprus, strategija vienokia ar kitokia turėjo, ko gero ta komanda jį paliko, nes jau matosi, nebus nebereikalingas ir jisai vienas turi tvarkytis dabar su tom problemom. O kadangi pats kompetencijų neturi ir to daro labai didelių klaidų. Pabėga atostogas pas šeimą, bando nuslėpti tam tikrus dalykus, kurių nuslėpti neįmanoma. Ministras bėga turbūt per kiekvieną iš esmės krizę eina atostogų. Čia, ponia Dainiau, iš tikrųjų pastebėjimas apie komunikaciją, kad daugybė Gabrieliaus Landsbergio pasisakymų, įskaitant šį atvejį, buvo dažnai pridengta melu. Dar pavasario sesijoje Aurelijus Veryga ne kartą Seimo salėje uždavinėjo klausimą Gabrieliui Landsbergiui, ar šis turi nekilnojamo turto užsienį. Tada ministras sakė, kad valstiečių frakcija turėtų skaityti mažiau rusiškų šaltinių. Tai kaip čia dabar yra, kad iš esmės slėpė ministras tą informaciją, kaltino kitiem lipdė Kremliaus etiketes, o dabar viskas juodu ant balto. Tos etiketės jau buvo įprasta jiems absoliučiai visur klijuoti, jeigu šiek tiek kritikuoja konservatorius, tai yra proputiniškas žmogus arba prorusiškas ir taip toliau. Ir tą etiketės kam priklijuodavo, jo komanda atidirbdavo, tai viešieji ryšiai ir taip toliau, išvystydavo tam tikrą temą ir nuplaudavo nuo konservatorių visas dėmes. Šį kartą tas jau neveikia, nėra tas, kas jį pridengtų. Ir būtent kada Aurelijus Veryga jau oficialiai per vyriausybės valandą paklausė, ministrai privalo atsakyti, jis ne tik, kad įsisukinėjo melavo, bet ir dar bandė pavadinti prokremliškais. Tai iššaukė dar didesnį dėmesį ir pasitikrinti. Ir dabar mes kaip matom, kur jis nusipirko, kokia data, nelabai atitinka, kad jis galėjo ieškoti ir svarbiausia kaina. O kaina, manau, yra būtent ta priežastis, dėl kurio jisai nuslėpinėja ir šiandien nieko neatsakė, nes panašu, kad turi būti pradėtas neteisėto praturtėjimo, galbūt vienas iš tyrimų, bent jau pasitikrinti, nors sakosi pasiturinti šeima ir taip toliau, bet jeigu netitinka rinkos kaina, kuri tenais išdėstė, kaip susimokėjo mokesčius, tarnybos turėtų pažiūrėti, ar mokesčių slėpimo nėra kaip variantas, ar vėl kažkokie tai pinigai judi, kaip jisai taip toliau. Manau, kad, o aš visą laiką taip sakiau ir esu tikrai įsitikinęs, kiekvienas nusikaltimas turi ekonominį pėdsaką.
Kiekvienas, bet kokį jūs paimsit. Tai šiuo atveju dar susijęs su turtu ir manau, kad Gabrielius supranta, bet jo neturi žmonių, kurie jam patartų iškomunikuoti, kaip šitą situaciją geriausiai suvaldyti krizę. Ir jisai toliau veliasi ją, toliau meluoja, o tai dar labiau vėl dėmesį tiksliau sutrauks suinteresuotų asmenų. Tada bus dabar vėl kreipimasis be jokios abejonės į tarnybas, į generalinę prokuratūrą, į finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, į specialiasias tarnybas, kurios norės ar nenorės privalės pradėti tyrimus, o jeigu pradės tyrimus, tai turės ir būti ir atsakymas. O čia mes, ko gero, ir susidursim su tam tikru, kaip sakyt, spektakliu, kuris pasibaigs dėja jau po rinkimų, bet manau, mes pamatysim, kad vis dėlto tas Landsbergis tai yra karalius be karūnos ir visiškai nuogas. Užaugo ant senelio kelių tam politikos burbule, bandė perimti iš jo tam tikrą įtaką, priprato gerai gyventi, priprato turėti tam tikros prabangos, galbūt, kad jį visi mylėtų, turėti autoritetą, bet viskas subliūkšta šituose rinkimuose, o patys ir kalti. Pone Dainiau, galiausiai, vis dėlto, kokie, be abejo, tyrimai bus atliekami dėl, kaip jūs sakot, to neiškaus praturtėjimo ar ne, nes vila, bent jau kai kurių Seimo narių šiandien pasisakymais kainuoja ant popierių nurodyta gerokai pigesnė negu aplinkinės tos vilos, kuriuose gyvena kiti rezidentai tenai Graikijoje. Tačiau iš esmės, kokią žinutę, pirkdami tokį nekilnojamą turtą užsienyje, siuntė tie politiniai lyderiai, kurie praktiškai kiekvieną dieną kalbėjo apie tai, kad mes turime būti pasiruošę kautis čia Lietuvoje, telkti pajėgas, resursus, visą kitą. Ką jie morališkai signalizuoja, pirkdami tokį turtą? Šiaip tai, ką parodyti norėjau, nieko jie nenorėjo parodyti. Jie elgėsi paprasčiausiai labai savanaudiškai. Ir jie tik parodė vieną. Žmonės jiems visiškai neįdomu. Lietuva ir tai, ką jie deklaruoja, jiems tikrai ne pirmoji vietoje. Jeigu tu ieškai jau turto, nekilnojamo turto kažkur tai užsienį ir būtent tokiu sudėtingu metu ir esi partijos lyderis, jis turėjo suprasti, kad visiems bus įdomu, bet jiems buvo nusispjauti. Ir tai, kad jisai dabar net nepaaiškino, o turi pilną galimybę. Jis palieka vietos interpretacijoms, o tai reiškia, kad jam nesvarbu, ką galvos apie jį, ką apie partiją, ką apie Lietuvos valstybę, kaip elgiasi užsienio reikalų ministras, ar mes turim jausti saugus. Juolab žinojau, kad jau dronai įskrenda su sprogmenimis ir net nesureaguoja 3 paros, dar Nacionalinio saugumo gynybos komitete pirmininkas svajoja kviest, nekviest. Manau, kad turėtų viskas būti gerai, bus konsultacijos, jis užsienio reikalų ministras irgi nieko nepasako, o šitie klausimai, jie sukelia nesaugumo jausmą. Tai jeigu gerbiamas Gabrieliau, tu ruošiaisi bėgti, jeigu nepaaiškink, bet tu to nepasakei, tik tai galvoji, kad aš čia mano sūnus čia gins ir taip toliau, tai nieko neatsako. Pirmiausia, sakyk, vila, kada, už kiek, kodėl, kur, per ką tu privalai. Mes esam politikai. Kas paprastam žmogui galbūt natūralu ir normalu, politikams kartais būna prabanga arba negalim to sau leisti, ta prasme, kad slėpti. Vis dėlto viešas gyvenimas, tu viešas asmuo, tau Lietuvos piliečiai delegavo labai daug teisių, bet tau delegavo labai daug pareigų. O kai tu pirmininkas, vienas iš lyderių, taip jis įsivaizdavo, tu turi elgtis būtent pagal tam tikrą etikos kodeksą, o jis visiškai viską nusispjauja. Lietuva Gabrieliui Landsbergiui nerūpi, aš taip galiu sakyti iš to elgesio, ką jisai pasakė. Jam nieks neberūpi, jis netgi savo senelį, atsimenat, aš taip suprantu, nusispjovė, kai jis atėjo kažkokį konservatų renginį, jis net nesugebėjo atsistoti, ten pažiūrėjau, kad kažkoks senis atėjo, aš tik taip sakau, ar ne? Ir matyt, konfliktas tarp senelio buvo ir kai jis nuėjęs į tribūną pasakė, čia nusišneka tas mano dėdukas ir pastagu pasiskaičiuoja savo kanceliarinės, kuris gavo kaip europarlamentaras, ar ne, kažkas į tą pusę. Visiškai su nieko nesiskaito. Partija sukilo, jam kritikus davė. Suskilo, pabėgo jo gynybinis blokas, tada nemoka dabar apsiginti savo problemų ir susigadins savo karjerą, kaip susigadino Navickienė, naujo lyderė, pasirodo su sukčiais įvairiausiais skraidžioj, kaip jų vienas iš jaunosios kartos atstovų Andrius Vyšniauskas, kuriam 19 kriminalinių epizodų sukčiavimų, piknaudžiavimų, sunkaus nusikaltimų, kur 7 metai kalėjimų numatyti, ar ne. Ir pats Gabrielius Landsbergis niekaip nesugeba paaiškinti savo būtent įsigytos vilos Graikijoje už kokią pinigų sumą, nors tų pinigų matom, kad jisai galėtų turėti, bet kodėl slepi? Palinkėsim jiems, tiksliau jam, aš palinkėsiu ne tai, kad sėkmės, bet kad rastų savo, tas, kas jam ir priklauso, o jam priklauso pasirodyti iš tikrųjų tikrą veidą. Koks jisai iš tikrųjų yra. Aš tai pavadinčiau menkystu. Kągi, pone Dainiau, ačiū šiandieną jums už komentarą. Priminsiu, kad apie Gabrieliaus Landsbergio skandalus ir vilas šiandien kalbėjome su Valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos nariu, parlamentaru Dainiumi Gaižausku. Ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki.
Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.